Sveiki visi, su jumis MJ Taro, senokai nesimatėm. Turėjom iš tikrųjų be galo intensyvų kovą, turim intensyvų balandį ir aš esu neišimtis, mane lygiai taip pat stipriai palėtė, vyko daug pokyčių ir nusimato, kad dar bus, lygiai taip pat einu per tam tikrus procesus sudėtingus, nes aš irgi atėjau čia mokytis tam tikrų pamokų. Ir atsiprašau, kam atsisakiau padaryti metimą. Vieniem atsisakiau, nes, kaip jau pašnekėjau, manau, tikrai jums jo nereikėjo. Kitiem, tiesiog pritrūko laiko. Bet dabar bandysiu grįžti į būrimukus. Tai štai, jeigu ką rašykite, tikrai bandysiu atsakyti. Tikiuosi tam dabar jau atrasti daugiau laiko ir jėgų. Tai va, turim gan sudėtingą periodą šiuo metu. Žinau, kad reiktų padaryti kažkaip gražiau, ar ne, kad pritraukti auditorijas daugiau, tačiau, kažkaip tai neradau tam tikrų savo aksesuarų ir panašiai, ir galvoju, nesinori, kad šitas metimas būtų daugiau orientuotas į išvaizdą, taip sakant, negu kad į žinutę. Laiti aksesuarai ir panašiai pasilieka kitam kartui, o dabar tiesiog bandau perteikti žinutę ir būrimukas labai paprastas. Jūs atėjote šitą video, vadinasi, turit kažką išgirsti. Yra 3 variantai. Po jais slepiasi visatos žinutė. Pasirinkite variantą, galite ir daugiau negu vieną. Stengsiuosi per daug neįsiplėsti, pabandyti pašnekėti kuo aiškiau, aišku, tai yra bendrasis taro kortų skaitimas ar ne, asmeninis. Bet jei užklydot, tai tikrai žinau, kad čia slepiasi kažkokia tai žinutė. 1 variantas, 2 variantas, 3 variantas. Tai va. Sveikas, 1 variante. Ir pažiūrim, kas slepiasi po šią žinutę. Iškart ištraukiau orakulo kortą ir 3 papildomas taro kortas, paskui žiūrėsim papildomus. Jeigu reiks, dar trauksime. Oho, vežimas. Čia užsispyrimas ir savikontrolė. Karjeros pasiekimai. Sėkmės pripažinimas. Kas jaučias 1 variante? Kodėl taip nutilau, nes jaučiasi, jog darei labai daug, ėjai stipriai ir ryžtingai link savo pasiekimo, link savo svajonių, link netgi savo savęs realizacijos. Toks jausmas, kad buvo momentų, jog tame kelyje kažkurio tai momentu norėjai nusverti rankas. Viską pamesti, paleisti, bet to nepadarai. Ir su tuo sveikinu. Nes dabar prie to ryžto, kurį jau turėjai, kurį jau išnaudojai, jis tarsi dar pasidvigubino, gal netgi pasitrigubino. Ir atėjo arba labai greitų laikų ateis netgi visai kitas savęs pajautimas. Jūs suprasit, kad tik jūs žinot, kas yra jums geriausia,
kad esat savo vietoje ir savo laiku ir kad kitaip ir negali būti. Nieko atsitiktinai nebūna. Jūs nuėjot šitą kelią tam, kad atverti vartus visų pirma į save, į gilesnį savęs pažinimą, į gilesnį savęs suvokimą. Toks jausmas, kad siekdami karjeros jūs taip užaugot, kad dabar jau ta karjera, jinai tarsi, jinai be abejo yra svarbi, bet jinai toks labiau kaip bonusas. Jums komfortiška yra būti savimi, pagaliau. Pas jūs atsirado jėgų, ryžto. Gal net labiau noris pasakyti tokio tikėjimo savim. Ir čia yra didžiausias jūsų pasiekimas, jeigu iš tikrųjų. Ta karjera taip, jinai yra šaunu, bet vis tik esmė yra tai, kad jūs pagaliau galit būti savimi. Pagaliau galit nebijoti to. Pagaliau galit žengti dar ir dar tolyn. Pagaliau supratot, kad jūs galit iš esmės viską. Kad be galo daug kas priklauso nuo jūsų. Ir jūs turit savy jėgų. Aš žinot, iš tikrųjų dabar plačiai nusišypsojau, nes yra irgi kaip pakartojimas to, ką sakiau. Ir toksai netgi toks tvirtas papildymas. Jaučiasi, jog tikrai pradžioj buvo to pasimetimo. Nežinojot, kur koją dėti, kaip koją dėti. Bet jūs jau labai daug ką padarėt, jau galit mėgautis rezultatais. Ir tas pasimėgavimas rezultatų dabar yra būtent skirtas jums. Tai yra laikas mėgautis tuo, ką jūs pasiekėt. Pasimėgaukit tiek materialiai, tiek apdovanokit save, kad ir ką tai jums reiškia. Pagalvokit, ką savo norėtumėt padovanoti. Ir už visą tą nueitą kelią tiesiog apdovanokit save. Ir man čia, žinokit, daugiau nieko nesinori pridurti. Tie, kas pasirinko pirmą variantą, esat šaunuoliai. Nepameskit to, ką suradot, nes kartais mes kažką lyg ir išmokstam, bet būna gyvenimo eigoje lengvai pamirštam, tada atsitinka kažkokios situacijos, tada turim prisiminti, ką išmokom, tai nepameskit šito ryžto, šito savęs atradimo visų pirma. Mėgaukitės savo meilę savo. Mėgaukitės savo ryžtu, mėgaukitės savim, nes jūs to nusipelnėt. Tikrai nesinori daugiau plėstis. Labai faina žinutė. Sėkmės pirmas variante. Tikrai jos bus, tikrai jas yra ir iki. Sveikas antrasis variante. Žiūrim, kokia žinutė yra tau. Jūs investavot išmintingai. Turėkit kantrybės ir laukit derliaus.
peržiūrėkit savo progresą ir kurkit planus savo, tiesiog kitiems pasiekimams. Štai. Tiksliau, jos buvo ištrauktas tokiai, kai jeigu gerai prisimenam. Kodėl taip nutilau? Nes iš tikrųjų jaučiasi čia, kad buvo netgi kažkokia apgavystė, nusivylimas. Arba ne tai, kad apgavystė. Vieniem tai galbūt buvo apgavystė, o kitiem tiesiog nematymas tiesos. Kiti patys pasirinkote nematyti tiesos. Ir jūs nusprendėt kažkas savo viduje, kažkas savo galvoje, o kai tai mes pakeičiam, aišku, pasikeičia ir fiziškai aplinka mūsų. Tai va, jūs kažkas savo viduje, savo galvoje nusprendėte pakeisti, pasakėt, man gana šito nusivylimo, man gana šitų kažkokiu tai netikrumų, apgaulių. Ir jūs nusprendėt užbrėžti liniją ir pradėti naują. Ir panašu, kad jūs sulauksit kažkokio tai apdovanojimo, prizo, gal taip pasakyti. Štai jums jau norėsiu paimti papildymą su nauja kalada. Gerai. Kas jaučiasi? Tai, kad naują etapą jūs pradėsit daug brandesni. Visi tie išgyvenimai jums davė daug brandos, jums davė daug išminties. Pabuvimas su savimi, su savo mintimis, jums davė daug naudos. Toks jausmas, kad jūs nenorėjot paleisti savo gyvenime, galbūt, sakykime, kažkokio tai mylimojo, galbūt kažkokiu tai draugų, kažkas, kas jūsų gyvenime vyko kurį laiką, jums teikia džiaugsmą. Ir labiau tai linkstu matyti kaip kažkokį tai žmogų ar kažką tai, ką jums davė kitas žmogus. Šitą jums buvo labai sunku paleisti, kai supratot, kad tai galbūt net nebėra tikra, ar tai nėra jums, tai nėra jūsų. Jums tai buvo labai sunku paleisti. Bet jūs tai padarėt ir tai atvers duris į daug sėkmingesnį ciklą. Tik reikia kantrybės. Žinot, kai yra situacijos, kurios jūsų gyvenime pasibaigia,
paimkit ir pagalvokit. Aha, tai mano gyvenime užsibaigė. O ko aš norėčiau toliau? Gyvenime nebūna tuščių vietų. Visos jos turi būti užimtos. Pagalvokit. Jūs atsisakėt kažko tai ir tai labai sveikintina. Ir ką jūs į tas erdves norit įsileisti. Galvokit, svajokit, nebūtinai jums reikia žengti žingsnį ir eiti link to, link ko jūs šiai dienai galvojat. Ar ne? Čia noris pasakyti, leiskit visatai tarsi pačiai jums tą atnešti, tada, kada jau bus laikas. Kai kurie iš jūsų gali būti, kad gyvenime atsisakė kažko tai labai toksiško, jeigu taip populiariai pasakant. Tas toksiškumas, jisai buvo susijęs su kitu žmogum. Labiau netgi tai jaučiu kaip vyrišką energiją arba pavyzdžiui moteris, bet su tam tikra vyriška energija, galbūt, nežinau, bendravimu vyrišku kažkokiu tai ar dabar, vat kažkas tai tokio. Tai va, antrasis variante, jūs viską padarėt labai gerai, turit daug daugiau stiprybės, išminties. Pagalvokit, ko norit užimti tuščias vietas, svajokit, kurkit planus. Tačiau neperspauskit, leiskit visatai pačiai viską sudėlioti į vėžes ir atnešti jums tada, kada jums bus geriausia ir komfortiškiausia. Sėkmės ir iki. Sveikas trečiasis variante ir pasižiūrėkim, kokia žinutė yra tau. Dabar vėlgi galvoju, eiliškumas tiesiog turėjo būti vat štai toks. Įsipareigojantis romantiniai santykiai. Jūs tiesiog taip nušlavė nuo kojų. Ir kažkoks tai širdies plazdenimas. Trečias variantą. Galbūt šiuo metu turite pilve drugelius, liaudiškai tariant, arba turėsit. Dar aš ištrauksiu patikslinimus, tačiau matos, jog po tam tikros tamsos atėjo arba ateina šviesa jūsų gyvenime ir jūs visiškai to nusipelnat, mes visi to nusipelnėm ir po tamsos visada ateina šviesa, bet čia matosi, jog tas periodas, kai jūs buvote skaudintas, kai jūs buvote vienišas, jisai gan neseniai pasibaigė, nes toks jausmas, kad jūs vis dar puikiai tai prisimenat, kaip jūs jautėtės dar visai neseniai. Arba vis dar jaučiatės, bet ateina tam pabaiga. Ir jūs pakilsit kaip Feniksas iš pelenų. Stiprybė. Stiprybė ir begalybės ženklas kortai, labai simboliška, labai gražu.
Kažkas, kas jūs įskaudino ir nuskriaudė, kas su jumis buvo šaltas, grubus, negailestingas, tas sulauks atpildo. Dabar ateina tas momentas, kai jums bus gerai, galbūt, pavyzdžiui, ar nesusirasit antrą pusę ir iš tikrųjų bus labai faini, gražus santykiai, o tas žmogus, kuris jūs įskaudino romantinė prasme, jam kaip tik bus priešingai. Šitas svertas, jisai įsilygins. Nebebus taip, kad skauda tik jums. Dabar laikas yra žydėti jums, bet ne tam, kuris jūs įskaudina. Ateina toks santykis į jūsų gyvenimą, kai jūs galbūt kartais ir norėsite pabūti vienas. Tačiau jūs niekada tame santykyje vienišas nebūsit. Galbūt jūs norėsite ten ir tą padaryti vienas, ar kažkur tai pabūti vienas, bet jūs visada žinosit, kad jūs nesat vienišas. Ar ne, nes tarp buvimo vienišam ir vienam yra šiokia tokia praraja. Tai va, jūs būsit tokiame santykyje, kai kartais norėsit būti galbūt vienas, bet čia normalu, mes visi turėtume skirti laiko tik savo, bet jūs suprasit, kad jūs nebesat vienišas. Jūs kažkur tai vidumi jausite tą kitą žmogų, to kito žmogaus palaikymą. Buvimą. Labai sunku išreikšti žodžiais iš tikrųjų tai, ką jaučiu. Tai gal netgi tokia kaip antra sielos puselė. Kai aš esu kažkur vienas, kažką veikiu vienas, bet visada jaučiu kitą žmogų. Visada esu ryšys su juo. Ir čia gali būti taip, kad netgi jūsų finansiniai reikalai pagerės. Galbūt šitas žmogus įkvėps jūs naujiems projektams, naujiems darbams, nes čia net finansiniai reikalai bus pagerėję, nes turėsite jūs daugiau jėgos, turėsite palaikytoją šalia. Ir šitas žmogus atneš jums drugelius į pilvą, taip sakant. Tai va, sėkmės trečiasis variante. Tai šiandien norėjau jums perduoti visą tą sėkmės ir iki.